About Acts chapter 2. Ką mes prisimenam apie Apaštalų darbų 2 skyrių. Yeah. Yeah. Come on, Bible scholars, wake up. Biblijos skaitytojai, atsibuskit. Acts chapter 2. Apaštalų darbai 2 skyrius. Pentecost. Yes, thank you. Pentecost, right? Acts chapter 1, wait for power from on high. Acts chapter 2, Holy Spirit comes. Apaštalų darbų 1 skyrius. Laukite, kol nužengs galia iš aukštybių. Apaštalų darbų 2 skyrius. Jinai nužengė ir apaštalai eina. Now we love Acts chapter 2. Mes dievinam Apaštalų darbų 2 skyrių. More. Nes ten yra daugiau. Yeah. We are not in Acts chapter 2. Mes nesame Apaštalų darbų 2 skyriui. This afternoon we're moving. Šią popietę mes judame. We're moving to Acts chapter 4. Mes judame į Apaštalų darbų 4 skyrių. Because we're not living now just in the grace of that initial outpouring of the Holy Spirit. Nes mes negyvename tuo laiku, kur yra pirminis šventosios dvasios išliejimas. The time that we're living in is changing. Laikas, kuriame gyvename, keičiasi. And we need a deeper outpouring of the Holy Spirit for these times. Ir mums reikia gilesnio šventosios dvasios išliejimo dėl šių laikų. When we get to Acts chapter 4, kai nukeliaujame į Apaštalų darbų 4 please skyrių, read this for your homework. Namų darbam užduodamas šitas skyrius perskaityti. The followers of Jesus are going through a difficult time. There is persecution. Apaštalai, Jėzaus mokiniai, jie susiduria su sunkiais laikais, nes yra persekiojimai. There are a lot of challenges. There are many difficulties. Daug iššūkių, daug sunkumų. And what do they do? Ką jie daro? Well, they do not say, it's too hard, let's go home and rest. Jie nesako, per sunku, einam namo pailsėti. They say, we need the Holy Spirit. Jie sako, mums reikia šventosios dvasios. Do we need the Holy Spirit? Ar mums reikia šventosios dvasios? Amen. Amen. But we do not need a reawakening. We need a new power. Bet mums nereikia pabudinimo, mums reikia galios. They prayed very specifically. Jie meldėsi labai konkrečiai. Lord, help your servants to proclaim your message with boldness. Dieve, sustiprink savo tarnus skelbti evangeliją drąsiai. Stretch out your hand to heal. Ištieskite rankas ir heal. Ir gydykite. Work marvels. Darykite stebuklus. Do miracles. Darykite stebuklus. And as they prayed, the whole place trembled. Ir kai jie meldėsi, visa vieta sudrebėjo. They were filled with the Holy Spirit. Jie buvo pripildyti šventosios dvasios. And they began to proclaim the word of God with a new courage, with a new boldness. Ir jie pradėjo skelbti Dievo žodį su nauja drąsa. Now what I want to do as we pray now is, ir aš noriu, kad dabar, kai mes melsimės, I don't want you to look at me. Nenoriu, kad žiūrėtumėte į mane. I'm just conducting the orchestra here. Aš čia tik tai diriguoju orkestrui. You are the instruments in the orchestra. Orkestro instrumentai esate jūs. And it's important that each one of you finds the tune that the Lord wants you to play. Ir reikia, kad kiekvienas rastumėte tą natą, kurios nori, kad viešpats nori, kad jūs grotumėte tą natą. For us to be the orchestra, kad mes būtumėm tas orkestras, every single instrument matters. Kiekvienas instrumentas yra svarbus.
Every one of us matters. Kiekvienas iš mūsų yra And the svarbus. Lord has a particular thing that He wants to give each one of us. Ir Dievas turi labai konkrečius dalykus, kuriuos nori kiekvienam iš mūsų duoti. Maybe it's a new gift. Gal tai nauja dovana, Maybe it's a deeper insight. gal tai gilesnė įžvalga, Maybe it's a reminder of something that He's already spoken into your life. gal tai yra priminimas, kas jau buvo šnekėta į jūsų gyvenimus. Maybe it's the gift of courage. Gal tai narsos dovana, Maybe it's a holy boldness. gal tai šventos drąsos dovana. I don't know what the Lord wants to do. Nežinau, ką Viešpats nori daryti. I'm just conducting the orchestra. Aš tik diriguoju orkestrui. So what we're going to do is, first of all, we're going to get our eyes fixed on the Lord. Tai pirmiausia, mes pakelsim savo akis I į want you- Viešpatį. I want you to enter into worship. The Lord visits us in worship. As our praise rises, His grace descends. Aš noriu, kad mes įeitumėm į šlovinimą ir kai šlovinimas kyla į Viešpatį, jo malonė nusileidžia. And as we enter into the worship, the Lord will begin to work among us. Ir kai mes įžengsime į šlovinimą, Viešpats pradės darbuotis tarp Let's just mūsų. be open to that. Būkim atviri tam. But at this moment, let's keep our eyes on the Lord and let's just worship Him. Bet šiuo metu pakelkime akis į Viešpatį ir laikykime jas pakeltas į jį ir jį šlovinkim. Feel free if you want to move around. There's a big space at the front. If you want to come a bit closer, just worship in the way you need to worship. Priekyje yra laisvos vietos, jauskitės laisvi judėti, būkite taip, kaip jums geriausia šlovinti. Yes.
we're looking to the Lord, as we're looking to the Lord, Žvelgdami į viešpatį, I'm seeing the white flag of surrender matome baltą pasidavimo vėliavą and the white flag of purity, holiness. ir baltą tyrumo ir šventumo vėliavą. And I believe that the Lord is inviting some of us Ir aš tikiu, kad viešpats kai kuriuos iš mūsų kviečia to surrender, pasiduoti. to not want to be in... Stay, ladies, stay. Merginos, pasilikit. Stay. Pasilikit. Not to want to be in control of our lives. Kad mes nekontroliuotumėm savo gyvenimų. That maybe we've wanted to be the driver of the car, Kad gal mes norim būti mašinos vairuotojai, the captain of the ship. laivo kapitonai. And the Lord says, I need to be O viešpats sako, aš the noriu one who is Lord of everything. būti viešpačiu, kuris yra visa ko viešpats. So this afternoon, just as we worship, Taigi šiandien, kai šlovinsim, if you need to make a new act of surrender, jeigu reikia padaryti naują pasidavimo aktą, I'm going to ask you to come down aš kviesiu, kad jūs ateitumėt čia arčiau and I'm going to ask you to walk round the flag of surrender. ir aš prašysiu, kad jūs apeitumėt aplink vėliavą to kapitulacijos pasidavimo. Yeah. And as you walk around the flag of surrender, say, Lord, I don't want to be in control of my life anymore. Ir kai jūs eisite aplink pasidavimo vėliavą, jūs sakykite, viešpatie, aš nebenoriu būti kontrolierius savo gyvenimo, tu paim kontrolę. And then you pass by the flag of holiness O tada jūs praeisite pro šventumo vėliavą. and commit yourself to living in a new grace of holiness. Įsipareigokite gyventi naujų šventumo laiku. Now, this is not for everybody, Tai nėra visiems but skirta. if you find that the Lord is saying that to you, surrender, become holy, then let's just do that as we worship. It will get messy, it's okay. Yra skirta ne visiems, bet jeigu jūs konkrečiai girdite, kad viešpats kviečia jūs pasiduoti ir eiti pirmyn į šventumą, tada ir eikit. Nebus organizuotos eisenos, gali būti suirutė, bet tiesiog spontaniškai vakaro metu galima eiti. Lord, I surrender all. Lord, I surrender all. Lord, I surrender all. Lord, I surrender all. Viešpatie, aš pasiduodu. Lord, I surrender. Viešpatie, aš pasiduodu. Viešpatie, aš pasiduodu. Viešpatie, aš pasiduodu. Lord, I surrender. I will walk in holiness. I will walk in Aš eisiu į holiness. šventumą. I will walk in Aš holiness. vaikščiosiu šventume. Walk in holiness. I will walk in Aš pasiduodu viešpatie. holiness. I will walk in holiness. Aš įžengsiu į šventumą. Walk in Aš vaikščiosiu holiness. šventume. Walk in holiness. I will walk in holiness. Viešpatie, aš pasiduodu. Walk in holiness. I will walk in holiness. Surrender all. Viešpatie, aš pasiduodu. Lord, I surrender all. Viešpatie, aš pasiduodu. Dieve pasiduodu,
babaya sadadaya sharia de dea de de. Iria de dea babaya sharia de dea babaya sadadaya na na da da. Oria de dea de dea babaya sharia de dea de dea. Iria na na ya de dea 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 na na. Oria babaya la 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 ya sadadaya de dea na 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 na. Keep your eyes on the Lord. Laikykit savo žvilgsnį nukreiptą į viešpatį. Fix your eyes on Him. Žiūrėkite į jį. The Lord says, I'm calling my people to be on the move. Viešpats sako, aš kviečiu, kad mano žmonės judėtų. The Lord sees us Viešpats mato mus. and He looks at our hearts. Jisai mato į mūsų širdis. Kuria babaya sharia de dea na na ya de dea na 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 ya de dea na na da. Shuria babaya sada dea na na da dea. Shuria de dea na na ya de de dea na na da dea na na ya da dea da dea da dea da dea. Ya da dea babaya sharia de dea da dea na 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 ya da dea na. Shuria babaya. As we've said to the Lord, Lord, take control. Kada ištariam viešpačiui, viešpatie, tu perim kontrolę. Lord, make us holy. Viešpatie, padaryk mus šventus. The Lord has heard our prayer. Viešpats pradėjo maldą. And after Moses had been on that holy ground, Ir po to, kai Mozė pabuvo ant šventos he žemės, received his mission. jisai gavo savo misiją. And the Lord speaks to us now. Viešpats kalba dabar mums. He speaks to each one of us. Kiekvienam iš mūsų kalba dabar. And he says, I have a mission for you. Jisai sako, aš tau turiu paruoštą misiją. I'm calling you to do what only you can do. Aš kviečiu tave, kad tu atliktum tai, ką tik tu vienas gali atlikti. Just listen to how the Lord is revealing things to you now. Klausykitės, kaip viešpats atskleidžia dalykus. He's calling us to be his witnesses. Jisai kviečia mus būti jo liudytojais. He's calling us to serve him. Jisai kviečia mus tarnauti jam. He's calling us to step out in faith. Jisai kviečia mus išdrįsti, eiti į tikėjimą. With a new courage, with a new confidence. Su nauja drąsa. So let's just worship the Lord. Stay focused upon him. Šlovinkim viešpatį ir būkime susifokusavę tik į jį. Karia babaya sharia dadaya dadaya nana dadaya 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 dadaya. Shiria babaya sababaya sharia dadaya.
earlier in the afternoon Šią popietę, when the first praise with the flags was going on. kai vyko pirmas šlovinimas kartu naudojant vėliavas, I felt the Lord said to me that I am knocking down the old buildings aš jaučiau, kad Viešpats man sako, kad aš nugriaunu iki pamatų senuosius pastatus. I'm clearing the ground. Išvalau žemę. And then I saw the trucks coming in with new bricks. Mačiau sunkvežimius, kurie atvažiuoja pakrauti kupini naujų plytų. And the materials needed to build new structure. Ir visų kitų reikiamų dalykų, kad būtų statomos naujos struktūros. And the Lord was doing this in the spiritual realm. Ir Viešpats tai darė dvasiniam lygmenį. And it came to my mind a piece of scripture from 2 Corinthians. Ir man buvo priminta eilutė iš antro laiško korintiečiams, Where St. Paul writes, kur šventasis Paulius rašo, for the weapons of our warfare mūsų kovos ginklai are not worldly, but have a divine power yra nekūniški, bet turi Dievo galybę to destroy strongholds. griauti tvirtovės. And it was, as Michelle has been saying, our praise of God Kaip Mišelė sakė, mūsų Dievo šlovinimas releases the power for God to do what God needs to do. išlaisvina galias, kad mes galėtumėm atlikti tuos darbus, kurių reikia Dievui. And that our weapons are our praise of God. Ir mūsų ginklai yra Dievo šlovinimas. So giving worship and praise to God allows him to do what he needs to do in our life. Taigi, šlovinant, Viešpats išlaisvina tai, ko mums reikia mūsų gyvenimuose And in the world in which we live. ir pasaulyje, dėl pasaulio, kuriame mes gyvename. So let's ask the Lord just to release that power where he needs to in our life. Tai prašykim Viešpaties, kad jis atpalaiduotų tą galią, kurios reikia mūsų gyvenimui. So our power in praise of God. Taigi mūsų turima galia per Viešpaties šlovinimą. So Lord, here I am, Taigi Viešpatie, štai aš esu a humble vessel. nuolankus indas. Come and pray in me and through me. Ateik ir melskis manyje ir per mane Your song of praise, savo šlovinimo giesmę, that you may build your kingdom kad tu galėtum statyti savo karalystę in my life and mano through my gyvenime ir life. per mano gyvenimą. For your glory, Lord. Dėl tavo šlovės For your Viešpatie. glory, Lord. Dėl tavo šlovės For your glory, Viešpatie. Lord. Dėl tavo šlovės Lord, I Viešpatie. praise you, I bless you, I thank you. Aš tave šlovinu, aš tave Glory to you, Heavenly Father. šlovinu, garbinu ir duodu tau garbę Viešpatie. Join me in praising God as you just feel led. Prisijunk Viešpatie prie manęs tave šlovinti. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Būk Your name on my palaimintas, lips, Viešpatie. your joy in my heart. Thank you, Lord God. Dėkoju, Thank you, Jėzau. Lord God. Bless you, Lord Ačiū, God. I Viešpatie. stand on your holy Būk word. palaimintas Viešpatie. Come, Lord Jesus. Ateik Come, Viešpatie Lord, Jėzau. come, Lord God. Thank you, Lord God. Ačiū, Thank Viešpatie you, Lord Dieve. God. Thank you, Lord God. Thank Ačiū. you, Lord God. Thank Ačiū. you, Lord. Thank you. Just encouraging you now to pray in the Spirit. Pray out. Don't rely on us. Pray with us. Come on, let's move. Come on, Lord. Imkitės Come on, Lord. narsos, melstis dvasioje, melstis kalbomis, melstis kartu su mumis, keliauti maldoje. The Lord's releasing power in praise. Dievas išleidžia maldos galę. Dievas mano
išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Amen. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Giedokit, giedokit visoj žemėj, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Giedokit, giedokit visoj žemėj, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Jis karalius Izraelio, jis karalius Izraelio. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Amen. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Giedokit, giedokit visoj žemėj, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Giedokit, giedokit visoj žemėj, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Giedokit, giedokit visoj žemėj, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Jis karalius Izraelio, jis karalius Izraelio. Nebijau aš nieko, tik tai vieno Dievo, pasitikiu aš juo ir nebijau. Amen. Nebijau aš nieko, tik tai vieno Dievo, pasitikiu aš juo ir nebijau. Amen. Nebijau aš nieko, tik tai vieno Dievo, pasitikiu aš juo ir nebijau. Amen. Nebijau aš nieko, tik tai vieno Dievo, pasitikiu aš juo ir nebijau. Amen. Nes Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu ir juo ir nebijau. Dievas mano, išgelbėjimas mano, pasitikiu juo ir nebijau.
jo ir nebijau. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Mano jėga ir mano giesmė, visagalis viešpats karalius Izraelio. Giedokit, giedokit, visai žemei, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Giedokit, giedokit, visai žemei, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Giedokit, giedokit, visai žemei, nenutilkit, didis mūsų viešpats, visagalis karalius Izraelio. Giedokit, giedokit. Lord, we thank you that we can go forth without fear. Viešpatie, mes dėkojame, kad galime eiti keliu į priekį. We thank you that you're giving us everything we need, Dėkojam, kad tu duodi mums viską, ko mums reikia. that you supply all our needs. Kad tu paremi visus mūsų poreikius. And we just want to commit ourselves now to your service. Viešpatie, mes dabar norime įsipareigoti tavo tarnystei. In this season of the Spirit, this next 10 years, Lord, Šitiems 10 metų tarnystės dvasiai. we know that you're calling us to be your missionary disciples. Mes žinom, kad tu kvieti mus būti tavo mokiniais misijoje. And we've heard that call. Mes girdim tą pašaukimą būti apaštalais. Brothers and sisters, I think this afternoon, as that message went forth about this next 10 years, Broliai ir seserys, šį laiką, kada atėjo žinia apie būsimus 10 metų, some of us, as it were, felt a response in our spirit. kai kas pajautė atsaką dvasioj, And it was a response to say yes to the Lord, ir tas atsakas yra pasakyti viešpačiui taip, but in a very specific way. bet ypatingų būdų. To say yes to being the missionary disciples that the Lord calls us to be. Tai yra pasakymas taip, būsiu misionieriškas apaštalas. When I asked you to think about the next 10 years, I think there were some young people here who really felt a stirring in their spirit. Kai aš klausiau apie būsimą 10-metį, jaučiau, kad yra jaunų žmonių, kurie jaučia savyje tą tokį pakilimą. So we're just going to pray now. Dabar melsimės. We're going to pray for each one of us. Melsimės už kiekvieną iš mūsų. But if when you heard the message about the next 10 years, you felt something in you respond to that, I'm going to ask you to come to the front. Bet jeigu jūs tuo metu, kai mes šnekėjom apie būsimą 10-metį, savyje atliepimą pajautėt, kviečiu, kad ateitumėt į priekį. We're not going to do anything strange, we're just going to pray. Nieko keisto nedarysim, tiesiog melsimės. But it's a sign of taking the first steps. Bet tai yra ženklas, pirmųjų žingsnių žengimo ženklas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ačiū viešpatie. Thank you, Lord. Ačiū viešpatie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, that we thank you that you're calling forth people. Viešpatie. Each one of us you're calling. Dėkojam už tuos žmonės, kuriuos kvieti į priekį, kad kvieti kiekvieną. You're calling us to make a difference. Tu kvieti daryti skirtumą. You're calling us to
take seriously the call Tu kvieti mus rimtai priimti tą pakvietimą, that in your power we can change the world. kad tavo galioje mes galime keisti pasaulį. And you're telling us that you will give us everything that we need. Ir tu sakai, kad tu mums suteiksi visą, ko mums reikės. Just be ready to receive. Būkite pasiruošę priimti. Yeah. Thank you, God. Thank you, God. Ačiū viešpatie, ačiū. Thank you, God. Thank you. Ačiū viešpatie. Shuriya babaya sadadayana nayaridia. Shuriya babaya. Lord, as we look ahead, we don't know what the future holds. Viešpatie, kai mes žiūrim į priekį, mes nežinom, kas bus ateityje. But we do know we have a future in you. Bet mes žinom, kad mes turime ateitį tavyje. So today, in this place, at this time, Taigi čia, šioje vietoje, šiuo metu, we give you this next period of time in our lives. mes atiduodam tau savo gyvenimų būsimus etapus. And we say we want to be consecrated to you, Lord. Ir mes sakom, mes norim būti konsekruoti We want to tau, lay down our viešpatie. lives for you, Lord. Mes guldom savo gyvenimus dėl tavęs, viešpatie. We want to be men and women of courage, Mes būsime vyrais ir moterimis narsoje. that we will go wherever you send us. Mes eisime, kur tik tu mus siūstum. We will do whatever you ask of us. Mes darysim, ką tik tu paprašysi. Just come, Lord, with your power. Tik ateik ir nuženk su savo gale. Come, Lord. Ateik viešpatie. Let's just pray in the Spirit. Korea babaya da da ya na na da dia da dia. Kimbaha. Korea babaya sharia da da ya da da ya na na da dia da dia. Iria na na ya da da ya na 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 ya da da ya babaya da da. Korea na na ya da da ya da da ya. Korea na da da ya da da ya da da ya da da ya. Korea babaya da da la 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 la. Shoria na na ya da da ya na na ni ya da da ya. Soria na na ya da da ya da da ya da da ya na 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 na. Shiria babaya sababaya babaya da da. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ačiū viešpatie. Thank you, Lord. Thank you. Lord. Ačiū viešpatie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, Sharia did it. Oh, yeah, right. I wrote this in my Bible some years ago. Prieš daug metų savo Biblijoje užsirašiau eilutes. Every saint has a past, Kiekvienas šventasis turi praeitį. and every sinner has a future. Ir kiekvienas nusidėjėlis turi ateitį. Every saint has a past, Kiekvienas šventasis turi praeitį. and every sinner has a future. Ir kiekvienas nusidėjėlis turi ateitį. All we need to do is come to the Lord as an empty glass, Visa, ko reikia, tai pas viešpatį ateiti kaip tuščiai stikliniai, confident that when we need to give water, pasitikinčiai, kad tuo metu, kai mes turėsime duoti vandens, the Lord will fill it. viešpats ją pripildys. We don't need to be a full glass to come to be of service to the Lord. Tam, kad būtumėm viešpaties tarnai, mums nereikia būti pilnomis stiklinėmis. We need to be a glass that has room, that feels a little bit empty. Mums reikia, kad ta stiklinė, joje būtų vietos. Why? Kam ta vieta? So we know that it's the Lord who supplies. Kodėl? Tam, kad mes žinotumėm, kad Dievas parūpina, That we can give Him glory, kad jam galėtumėm duoti šlovę and that we can, like Mary, rejoice in our littleness. ir kad galėtumėm džiaugtis savo mažume, kaip Marija.
And that's true for men as it is for women. Ir tai yra tiesa skirta ir vyrams, ir moterims. So I raise a glass and say, cheers. Taigi keliu stiklinę ir sakau į sveikatą. Hallelujah. 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 So we're thinking of the overflow of the Spirit. Tai jeigu jūs galvojate apie save kaip apie dvasios srovę, Just stretch out your hands and receive that iškelkit water, savo rankas that ir blessing, priimkite tą that vandenį, sign. Yeah. tą Thank you, ženklą. Lord. Thank you, Ačiū tau Lord. viešpatie. Thank you, Lord, that Ačiū tau, your viešpatie. water of life is new and fresh for us. Thank you, Lord. Tavo vanduo yra Thank you, Lord. šviežias Thank ir you, Lord. naujas. Thank you, Lord. Ačiū Thank you, viešpatie. Lord. Thank you, Ačiū Lord. viešpatie. Thank Ačiū you, Lord. viešpatie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shuria babaya sadadaya sharia dedaya babaya. Sadadaya babaya sharia dedaya babaya. Karalius
šlovinu tave, Jėzau, šlovinu tave, 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 šlovinu tave, Jėzau, tu mano džiaugsmas, tu mano stiprybė, priebėga mana, tik tu mano gyvybė tavyje. Jėzau, šlovinu tave, tavimi gėriuosi, nes tu didis ir galingas, tu su manim drauge, man viešpats maloningas tavyje. Jėzau, šlovinu tave, Jėzau, šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau, 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 tu mano džiaugsmas, tu mano stiprybė, priebėga mana, tik tu mano gyvybė tavyje. Jėzau, šlovinu tave, tavimi gėriuos, nes tu didis ir galingas, tu su manim drauge, man viešpats maloningas tavyje. Jėzau, šlovinu tave, šlovinu tave, šlovinu tave, Jėzau, 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 šlovinu tave, šlovinu tave, girkim jį, tik viešpatį, jį vienu balsu mes išaukštinkim, girkim jį, tik viešpatį. Šauk aleliuja viešpačiui, atiduok šlovę tik viešpačiui, girkim jį, tik viešpatį. Girkim jį, tik viešpatį, jį vienu balsu mes išaukštinkim, girkim jį, tik viešpatį. Šauk aleliuja, šauk aleliuja.
išaukštinkim, girkim jį, tik viešpatį. Šauk aleliuja viešpačiui, atiduok šlovę tik viešpačiui. Girkim jį, tik viešpatį. Jis išgelbsti, jis išgydo, Dievas išlaisvina, vienas jis, tik tai jis, Dievas gelbsti, Dievas gydo, jis išlaisvina, vienas jis, tik tai jis, vienas jis, tik tai jis. Girkim jį, tik viešpatį, jį vienu balsu mes išaukštinkim. Girkim jį, tik viešpatį. Šauk aleliuja viešpačiui, atiduok šlovę tik viešpačiui. Girkim jį, 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 tik viešpatį. Aleliuja, aleliuja. Šlovė viešpačiui už viską, ką jis šiandien darė, už viską, ką darys per mus. Tai tiesiog norėčiau palinkėti, gal, kad neįsiskraidytume. Turiu omeny, kad po šito rytoj, poryt ieškotume bendruomenės, kur norim prisijungti, kur norim kartu tarnauti. Manau, stebėkit Pokutos puslapį, stebėkit Kretingos parapijos puslapį, kur tikrai pakviesim jūs kažką kartu padaryti dėl viešpatės. O dabar prieš įsiskirstant norėčiau, kad palaimintume mūsų kalbėtojus, tai Mišelę ir Piterį ir Dalę, ateik, palaiminsim jūs. Ištieskim rankas, visi juos, Piteris. Laimink juos, viešpatie, laimink juos ir visa, kas juose tegiria tavąjį vardą. Viešpatie, laimink juos, viešpatie, Tai su viešpačiu visiems. Aleliuja. Aleliuja.